man atrodo, kad visi labai džiaugiasi tokia gražia švente ir norim labai pasidžiaugti tiek universitetu, tiek dėstytojais, nes baigiamieji labai gerai sekėsi, tai dėl to ir nuotaika tokia gera. Nuotaikos žinoma nuostabios, po 4 metų pagaliau tą dieną atėjo. Tikrai taip, nuostabios nuotaikos. Iš tikrųjų džiugu tiek matyti puikiai nusiteikusių žmonių, visi linksmi su šypsenom ir tiesiog tokia aura šventiška. O dėl sunkumų iš tikrųjų visko buvo ir smagu kai kuriom akimirkom, kažką bendrai veikiant, iš tikrųjų buvo ir tų sunkumų, nes iš tikrųjų sunkus mokymas, iš tikrųjų džiaugiamės, kad baigiam visi, taip draugiškai kaip ir įstojam. Pagaliau visi mokslai baigti 6 metus atsimokėm, manom, kad užtenka. Dabar taip manom, o kaip manysim vėliau, neaišku. Kokie jūsų įspūdžiai prisiminus studijų metu? Iš magistro galbūt geresni netgi, nes su dėstytojais visai kitaip bendravom, o šiaip, nežinau, šiaip viskas labai gerai. Labai smagus atsiminimai. O mano įspūdžiai įvairūs, nes buvo visko, buvo ir labai linksmų dienų, ir labai daug nervų kainavo mokslai, ir laiko aišku, bet, nei trupučio nesigailiu, kad mokiaus, kad stojau ir kad baigiau. Yra sakoma, jog žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Eikite teisingų kelių, kurkite tiek savo šeimos, tiek visuomenės gerovę. Išsimokslinimas tampa jūsų turtu, kuris bus su jumis, kad ir kur jūs bebūtumėte. Labiausiai šiandien džiaugiasi tikriausiai ne taip, kurie sėdi prieš mane. Čia, o tie, kurie sėdi tribūnose, realiai seneliai, sveikinu jūs, jūsų indėlis milžiniškas ir jūsų vaikai, kurie dabar pasiims diplomus, jeigu dabar nesupranta, supras ateityje, kada jie lauks, kada jų vaikai tos diplomus gaus. Linkėdamas jums sėkmės karjeroje ir gyvenime, tikiu, kad studijos šiame universitete buvo viena iš stipriausių mūsų gyvenimo grandžių. Aš tikiuosi, kad aukštojo mokslo diplomas, kurį jūs šiandien gausite, tai bus tramplinas šuolis į ateitį. Rasai, kiek žinai tai? Tikriausiai palinkėčiau atrasti save, jeigu ne šitoj srity, kurioje baigia, tai bent kitoj, bet kad visi susirastų gerus darbelius ir gerai gyventų. Pirmiausia, susikaupti ir netidėti visko paskutiniai akimirkai, kaip mėgsta visi studentai. Mokytis ir išmokti pagaliau. Ir tiek. Mažiau bijot, eit drąsiai, daryt ir išeit su diplomu pakeltą galvą. Siekti savo toliau svajonių, eiti link savo tikslų, ryžtingai, drąsiai, nieko nebijoti. O visai bendruomeniai iš tikrųjų padėkoti tiek dėstytojams, iš tikrųjų už sunkų jų darbą, kad paruošė, išmokė ir parengė tolimesniam gyvenimui. Ypač vadovėm. Darbo vadovėm padėkoti norėtume. Kokios jos? Lina Garšvienė, būtent jai labai aš esu dėkingas. Ir Kristina Matuzevičiūtė, taip pat nuostabi dėstytoja. Kantrybės. Nes jos visada trūksta, tiek studentam, tiek dėstytojam. Ir laiko, kad jo niekad netrūktų.